Bet žiūrėkit, o tiesa, kad po veido operacijos arba po nosies, kuri labai keičia veidą, kartais reikia ir psichologo. Bent jau mano patirtyje yra po veido procedūrų. Nes atsiminkim, jeigu mes paimkime šitą nuotrauką, taip, tai šitas rezultatas yra praėjus 9-12 mėnesių po operacijos. Tai taip žmogus atrodo jauniau, gražiau, žandikaulio linija gražesnė. Bet iki to laiko yra tinimas. Pirmos savaitės žmogus turi mėlynių, turi dreną išeinantį, taip. Ir jisai ateina grožio procedūrai, po savaitės žiūri į veidrodį ir mato save sutinusi kažkokį tai. Ir galvoja, ar čia jo pasirinkimas visgi buvo geras, pradeda abejoti. Ir būtent pirma savaitė būna tokia kritinė, kai tu ateini ir labai džiaugiesi, kad čia viskas labai gerai ir viduj džiūgauja, kad puikiai ilga operacija praėjo puikiai ir mes turim labai gerą rezultatą, o jinai mato tik tai sutinusi baisų sumuštą veidą.